Sveiki atvykę į inovacijas. Aš esu jūsų vedėja Lind Lachmeier, ačiū, kad prisijungėte. Kai kurie didžiausi pasaulio iššūkiai yra paslėpti nuo mūsų akių. Tai gali būti liga žmogaus kūne, sėkloje slypinčios savybės, pavojai kelyje ar laikui bėgant atsirandantis regėjimo praradimas. Šiandien naujos technologijos padeda mums pamatyti tai, kas anksčiau buvo nematoma. Taigi šį vakarą mes nagrinėsime, kaip inovacijos atskleidžia nematomą. Bet pirmiausia, mūsų svarbiausios naujienos. Ši Izraelio įmonė įrašė savo vardą į istoriją, atlikusi pirmąją pasaulyje visiškai robotizuotą kataraktos operaciją gyvam pacientui. Mes apsilankėme šioje įmonėje. Autobrains bendradarbiauja su Uber ir Nvidia, kad Miunchene pradėtų veikti robotaksi paslaugą. O popiežius leidosi į šventą misiją įspėti pasaulį apie dirbtinį intelektą, nes, cituoju, žmonija neegzistuoja be kitų žmonių. Klimato kaita, vandens trūkumas ir augantis pasaulio gyventojų skaičius daro neregėtą spaudimą mūsų maisto tiekimui. Taigi, kaip užauginti daugiau maisto, naudojant mažiau išteklių? Viena Izraelio įmonė mano, kad atsakymas prasideda nuo kažko stebėtinai mažo – sėklos. Daugiau apie tai mums papasakos daktarė Cofnat Maoz, RD augalų portfelio vadovė iš Hazira. Taigi, daktarė Cofnat Maoz, labai ačiū, kad šiandien prisijungėte prie mūsų. Kai galvojame apie inovaciją žemės ūkio sektoriuje, dažniausiai pagalvojame apie traktorius ar dronus, bet nebūtinai apie sėklas. Tai kodėl taip svarbu, kad mes susitelktume ir pagalvotume apie šią mažytę sėklą? Iš tikrųjų, sėklų pramonėje, kas yra iš tiesų svarbu, tai genetika, kuri susitelkia sėklose mūsų produkte. Mūsų naujovė yra optimizuoti genetiką tam, kad gautume optimizuotą savybę. Tai galiausiai atitinka augančios populiacijos poreikius ir tai, ko vartotojai nori savo lėkštėje. Kiekviena sėkla turi genetinių derinių, kurie lemia augalo produktyvumą, derlių, atsparumą ligoms, galutinio vaisiaus skonį. Visa ši derinių įvairovė verčia sėklų pramonę būti novatoriška, sutelkti žinias ir technologijas. Ir šis požiūris yra kur kas gilesnis nei bet kuris traktorius ar dronas. Avera naudoja genetinius įrankius, genominius įrankius, molekulinius žymenis ir didžiulę duomenų bazę tam, kad paspartintų selekciją ir prognozuotų, kokios genetinės kombinacijos atitiks vidutinio ir ilgo laikotarpio augančios populiacijos poreikius. Ar galite pateikti mums pomidoro ar daržovės pavyzdį, kurių paprasčiausiai nebūtų be šiuolaikinių selekcijos technologijų? Puikus pavyzdys, kurį turime, yra Rif agurkas. Tai yra agurkų veislė sukurta natūraliai prailgintų galiojimo laiku. Kol įprastas agurkas suyra per kelias dienas po derliaus nuėmimo, Rif agurkas išlieka šviežias gerokai ilgiau, taip sumažindamas nuostolius po derliaus nuėmimo augintojai ir pateikdamas geresnį produktą klientui. Čia turime produktą, kuris pasižymi kokybinę savybę ne tik dėl paties maisto skonio, bet ir suteikia ekonominę bei tvarumo naudą visai tiekimo grandiniai. Kai tiekimo grandinėje sumažėja atliekų ir atsiranda galimybė ilgiau transportuoti produktą galutiniam vartotojui, tai iš tikrųjų sukuria pridėtinę vertę augančiai populiacijai. Tai ar mes valgysime visiškai kitaip, tarkime, po 20 metų? Ar valgysime visiškai kitokius vaisius ar daržoves? Nebūtinai kitaip, bet žymiai geriau. Pomidoras vis dar atrodys kaip pomidoras, agurkas vis dar atrodys kaip agurkas. Tačiau tai, kas bus viduje, jau bus kitaip. Veislė išvesta dėl didesnės maistinės vertės, geresnio skonio, ilgesnio galiojimo,
didesnio derliaus ir itin spartaus augimo. Sąlygos, su kuriomis visi susidurėme dėl klimato kaitos. Visos šios savybės galiausiai bus sujungtos augalo genetikoje ir leis sukurti geresnius produktus, kurie prisidės prie mūsų naujos aplinkos ir sveikesnio maisto ateityje. Nuostabu. Daktarė Cofnat Maos, R&D augalų portfelio vadovė Hazira įmonėje. Labai ačiū, kad šiandien buvote su manimi. Ačiū Jums. Dabar tai viena iš dažniausiai pasaulyje atliekamų operacijų, tačiau šį kartą instrumentų nelaikė joks chirurgas. Pirmą kartą istorijoje kataraktos operaciją visiškai atliko Izraelyje sukurtas robotizuotas aparatas, praneša Nataša Kirchberg. Aš nebegaliu daryti dalykų, kuriuos įprastai darydavau. Nustojau skaityti ir siūti, nes nebematau. Taip pat mano artimųjų veidai tampa neryškūs. Todėl susilaikau nuo kalbėjimo ar susitikimų su žmonėmis, nes dvejoju, ar tai tikrai jie. Tai Bernadette, jai 71 metai. Ir beveik 2 metus katarakta pamažu atėmė jos regėjimą. Tačiau šių metų pradžioje ji tapo medicinos istorijos dalimi, nes Bernadette tapo pirmąją pacientę pasaulyje, kuriai kataraktos operacija buvo atlikta naudojant Izraelyje sukurtą robotinę platformą. Tai yra Jasperis, pirmoji pasaulyje robotinė sistema sukurta specialiai akių operacijoms. O už jos stovi chirurgas, kuris iš pirmų lūpų žino, kokia sudėtinga gali būti kataraktos operacija. Pirmą kartą atlikdamas operaciją, kai baigiau, buvau permirkęs. Buvau visiškai šlapęs, akiniai buvo aprasoję. Buvo taip sunku, kad nežinojau, kur dėti rankas. Nebuvo jokios atramos. Tada pagalvojau, negali būti, kad tai geriausia technologija, kurią galime pasiūlyti chirurgams. Ir štai taip mes pradėjome. Ta idėja galiausiai virto Foresight Robotics, įmonė, kuri bando spręsti daugelio ekspertų nuomonę vis didėjančią pasaulinę regėjimo krizę. Manoma, kad daugiau nei 600 milijonų žmonių visame pasaulyje reikia kataraktos operacijos. Tačiau tik apie 30 milijonų žmonių kasmet iš tikrųjų gauna tokią operaciją. Pagrindinė problema yra ta, kad neturime pakankamai chirurgų. Neturime pakankamai žmonių pasirenkančių mediciną, tačiau pacientų skaičius drastiškai auga. Tikslas nėra pakeisti chirurgus, o suteikti jiems dar vieną įrankį. Jasperis veikia kaip aukštųjų technologijų jų rankų pratęsimas su robotizuotomis rankomis, 4K kameromis ir galingais kompiuteriais, leidžiančiais atlikti itin tikslius judesius akies viduje. Chirurgė patogiai sėdi prie pulto, stebi padidintą tiesioginį vaizdą ir viską valdo realiu laiku, net nereikėdama dezinfekuotis prieš operaciją. Ateityje Jasperis bus naudojamas ir kitoms akių procedūroms, pavyzdžiui, tinklainės operacijoms. Šiandien chirurgė dažniausiai atlieka. Kiek kataraktos operacijų? Taigi šiandien jie atlieka nuo 10 iki 20, o jei esi geriausias, gali atlikti ir 30 operacijų per dieną. Kiek operacijų jūsų nuomonė realiai galėsite atlikti kiekvieną dieną naudodamiesi Jasper sistema? Mes kalbam apie 70-80 procedūrų per dieną. Praėjusiu metu birželį Foresight Robotics gavo įspūdingą $128 milijonų B serijos finansavimą, nes kuriant robotą, galintį operuoti žmogaus akį, reikia daugiau nei tik chirurgų. Turime mechanikos inžinierių, turime programinės įrangos komandą, turime įterptinės programinės įrangos specialistų, programėlių kūrėjų, algoritmų, judesio valdymo specialistų. Turime sistemų inžinierių, kurie koordinuoja visas mokslinių tyrimų ir plėtros pastangas. Ar turite gydytojų, kurie yra vietoje ir iš tikrųjų dirba su robotu? Taigi chirurgai atvyksta po pietų. Patys robotai iš tikrųjų yra tame pačiame aukšte su visais. Mes jų nematome, tiesa, nes jie kol kas kuriami slapta. Jie neleis mums dabar nieko filmuoti. Tai paslaptis. Taip, teisingai. Taigi čia turime daug robotų, turime 2 aukštus, 50 000 kvadratinių pėdų mūsų patalpose. Atrodė, lyg operaciją vis dar atliktų žmogus. Aš tikrai nesupratau, kad tai buvo robotas. Net nežinojau, kad man atliekama operacija, nes taiga viskas jau buvo baigta. Man pasisekė, kad buvau pasirinkta būti paciente. Su šiuo aukštųjų technologijų pasiekimu gydytojai taip greitai nepavargs, nes yra aparatas, kuris padeda, kai reikia atlikti daug operacijų.
Iki šiol Jasperis Filipinuose atliko 12 sėkmingų operacijų. Tačiau Foresight Robotics planuoja įdiegti šią robotinę sistemą JAV ir šiuo metu siekia gauti FDA patvirtinimą. Kad daugiau pacientų, tokių kaip Bernadette, pagaliau vėl galėtų aiškiai matyti, žinodami, kad jiems atliekama pati saugiausia procedūra. Aš nebesijaudinu, kad senstant nebegalėsiu matyti. Jaučiuosi rami, kad dar daugelį metų galėsiu gyventi aiškiai matydama su skaidromis akimis. Pagaliau vėl galėsiu aiškiai matyti savo anūkus ir draugus. Dabar baltymai išgyvena savo populiarumo akimirką. Drąsiai galima sakyti, kad jų yra mūsų jogurtuose, užkandžiuose ir atrodo beveik visuose produktuose mūsų prekybos centrų lentynose. Tačiau baltymai daro kur kas daugiau nei tik aprūpina mūsų kūną energiją. Jie yra molekulės, kurios lemia patį gyvenimą ir dažnai atlieka svarbų vaidmenį ligose. Čia įsitraukė Izraelio startuolis Proti, kuris naudoja dirbtinį intelektą. Įmonė žvelgia toliau nei genai ir tyrinėja baltymus, kad padėtų atrasti naujos kartos vėžio gydymo būdus. Daugiau apie tai papasakos Eranas Sigeris, kuris dabar prisijungia prie mūsų. Jūs esate Proti generalinė direktorė ir viena iš įkūrėjų. Labai ačiū, kad šiandien esate su manimi, ačiū, kad pakvietėte. Daugelis žmonių yra girdėję apie DNR ir genetiką, tačiau apie baltymus kalbama daug mažiau. Kaip manote, kodėl taip yra? Kodėl jūsų nuomonė? Ar manote, kad žmonės visą laiką ieškojo ne ten, kur reikia? Ne, DNR ir genomikos revoliucija turėjo savo poveikį ir buvo svarbiausias proveržis ir vis dar yra labai svarbus veiksnys renkantis pacientus bei atrandant naujus vaistus. Bet tai buvo ankstyvųjų 2000-ųjų revoliucija. Ir tai jau pasiekė tam tikrą lygį, o norint iš tikrųjų suprasti, kas vyksta gyvybėje, kur viską lemia tai, kaip baltymai sąveikauja tarpusavyje, reikia žiūrėti į tą lygmenį. Ir mes žiūrime į pačius baltymus, kad tikrai suprastume, kaip juos tiksliai moduliuoti, norint išgydyti ligas. Tai kaip jūs tai darote? Būtent todėl, kad naudojate dirbtinį intelektą vėžiui žemėlapiuoti. Bet ką dirbtinis intelektas gali pamatyti, ko žmogaus tyrėjai galbūt nepastebi? Taip, mes žiūrime į specifinius baltymų kovo kompleksus ir pasinaudojame dirbtinio intelekto sėkme. Tai leidžia prognozuoti baltymo susilankstymą. Žinomiausias prognozavimo modelis vadinamas AlphaFold. Jis laimėjo Nobelio medicinos premiją 2024 metais. Ir nors jis labai gerai veikia su vienu baltymu, kai kalbama apie baltymų funkciją, apie tai, kaip 2 ar daugiau baltymų veikia kartu, tai turi savo ribotumų ir dažniausiai jis būna pernelyg pasitikinti savimi, kaip ir tu, ChatGPT. Taigi, norėdami įveikti šiuos ribotumus, mes pridedame duomenų, nuosavų duomenų iš proteomikos, iš pačių baltymų, kad suprastume, kaip veikia baltymų kompleksai. Ir čia šiame vaizdo įraše galite matyti įvairius baltymų kompleksų pavyzdžius, kaip jie veikia kartu. Ir kai galime modeliuoti ir suprasti, kaip jie veikia kartu, galime taip pat suprasti, kaip įveikti ligą, kurią jie sukelia. Taigi, ar artėjame prie ateities, kur dirbtinis intelektas atras naujus vaistus anksčiau nei mokslininkai? Tikrai taip, manau, kad bent jau artimiausią dešimtmetį tai bus hibridinis variantas. Tai iš tikrųjų nėra varžybos, tiesa. Visa technologija kartu su mokslininkais kartu sieks išgydymo. Galiausiai tai nėra taip. Jūs negalite iš tikrųjų atrasti vaisto, nepatvirtinę jo realiame gyvenime. Todėl laboratorija turi būti įtraukta į procesą. Taigi mes tikime, kad sukūrus tinkamą junginį ir tinkamą vaistą, naudojant dirbtinį intelektą, galima greičiau juos patvirtinti, perkelti į klinikinius tyrimus ir sukurti geresnius bei greitesnius vaistus. Eranas Sigeris, Proti generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų. Labai ačiū, kad šiandien buvote su manimi. Ačiū, kad pakvietėt. Ar dirbtinis intelektas gali priimti geresnius sprendimus už vairo nei žmonės? Izraelio įmonė AutoBrains mano, kad atsakymas yra taip. Jos technologija padeda kurti naujos kartos autonominius automobilius. Dabar jį bendradarbiauja su Uber ir Nvidia, kad robotaksai pasirodytų Europos gatvėse. Daugiau apie tai papasakos Igoris Raičovas-Gausas. Igorai, labai ačiū, kad šiandien esate su manimi ir sveikinu su šiomis įdomiomis naujienomis.
Ačiū, kad pakvietėt mane. Taigi, papasakokite. Jau daugelį metų girdime apie autonominius automobilius, tačiau tai dar netapo realybė. Kaip manote, kodėl taip yra? Ir kodėl manote, kad jūsų sistema pakeis šią realybę? Taip, visų pirma, aš tikiu, kad robotaksai ir autonominis vairavimas jau nebėra klausimas, ar tai įvyks, o tik kada. Jau matome tūkstančius robotaksų JAV. San Franciske, kur veikia Waymo, mes žengėme keliais žingsniais į priekį ir diegiame šią technologiją daug prieinamesnėme variante, kuris bus prieinamas kiekvienam automobiliui. Ir mes sutelkėme dėmesį į šios technologijos atnešimą į Europą, pradedant nuo Müncheno, bendradarbiaudami su Uber ir Nvidia. Tai kodėl jūsų manimų Uber ir Nvidia pasirinko jūsų sistemą? Juk yra daug kitų sistemų, tai kuo jūs išsiskiriate? Dauguma šiandieninių robotaksi sistemų yra pagrįstos brutalia jėga. Tai vadinama nuo pradžios iki pabaigos mokymusi, iš esmės naudojant vieną labai didelį neuroninį tinklą apmokytą vairuoti. Mes taikome kitokį metodą, vadinamą agentinę dirbtinį intelektą. Mūsų sistema sudaryta iš daugybės agentų. Agentus galite įsivaizduoti kaip specializuotus vairuotojus, kurie yra koordinuojami realiu laiku, todėl šis metodas suteikia labai didelį pranašumą. Kalbant apie tikslumą, tie agentai yra specializuoti konkrečioms situacijoms. O kalbant apie kaimą, vietoj to, kad paleistume vieną didelį monolitinį modelį nuo pradžios iki pabaigos, mes naudojame kuklesnius kompiuterinių resursų atžvilgių agentus, kurie yra ir specializuoti, ir pigesni. Tai kodėl? Kodėl būtent Münchenas? Juk Europoje yra daug miestų. Ar tai dėl ten esančių reguliavimų? Taip, Münchenas tikrai yra automobilių pramonės centras, tai viena priežastis, bet yra ir antra priežastis, tai taip pat aukščiausi reikalavimai saugumui ir reguliavimui. Ir mes tikime, kad jei mums pavyks Münchene, mums pavyks bet kur. Kalbant apie kainą, jei apie tai pagalvosime, kaip viskas klostysis? Ar ateityje važiuoti taksi bus brangiau, kol taps pigiau? Galbūt. Mes tikime, kad iš esmės autonominis vairavimas labai sumažins kelionių taksi ir kitomis transporto priemonėmis kainą ir siekiama šią technologiją įdiegti kiekviename automobilyje, ne tik robotaksi. Tai ką matote įvykstant po Müncheno? Po Müncheno planuojame plėstis. Šiuo metu mūsų dėmesys sutelktas į dvi geografinės sritis – plačiąją Europą, ne tik Müncheną ir Vokietiją, ir Pietų Aziją. Ten taip pat matome labai didelę galimybę tiek pagal apimtis, tiek pagal iššūkius, chaotišką eismą ir labai tankes bei sudėtingas miesto aplinkas. Taigi galiausiai, po 20 metų, ar mūsų vaikai vis dar mokysis vairuoti automobilį, ar tai jau bus visiškai nereikalinga? Aš tikiu, kad jau po 5 metų turėsime visiškai kitokį pasaulį. Kalbant apie autonominį vairavimą, vietoj tūkstančių autonomiškai vairuojamų automobilių keliuose pradėsime matyti šimtus tūkstančių ir milijonus tokių automobilių. Labai įdomu, pažiūrėkime, kas nutiks. Igoris Raičiovas Gausas, Autobrains generalinis direktorius ir įkūrėjas. Ačiū, kad šiandien buvote su manimi. Ačiū, kad pakvietėte. O dabar pereikime prie šios temos. Popiežius Leonas nusprendė išgelbėti mūsų sielas nuo dirbtinio intelekto. Amerikos popiežius paskelbė 42 000 žodžių laišką įvairiomis su dirbtiniu intelektu susijusiomis temomis. Kaip pavyzdžiui rizika sutelkti jo galę kelių žmonių rankose ir apie dirbtinį intelekto bei žmogaus santykius. Joe Brownas praneša, kaip išgelbėti šias sielas. Popiežius Leonas ką tik išleido savo pirmąją popiežiaus doktriną, pirmąją savo pontifikato metu, ir tai yra 250 puslapių knygelė pavadinimu Magnificat Humanitas – nuostabūs žmonės. Daugeliu atveju tokie darbai bus platinami tik tarp kardinolų Vatikane. Tačiau popiežius Leonas nusprendė pasirinkti šiek tiek kitokį požiūrį, nes jis nori, kad šią žinią išgirstų kuo daugiau žmonių, kadangi mano, jog tai yra viena svarbiausių žmonijos problemų šiuo metu. Lūžio taškas, jei norite. Tai yra žinoma dirbtinis intelektas. Jis pristatė tai kartu su Anthropic generaliniu direktoriumi Chrisu Olahu. Esmė ta, kad jis nori, jog dirbtinis intelektas būtų skirtas daugumai, o ne mažumai. Jis nori, kad tai būtų kažkas, kas yra atvira ir prieinama visiems, bet taip pat valdoma visų, o ne tik kelių žmonių, kurie galbūt turi savų ne visai atvirų motyvų, jei norite. Jis tai palygino su Babelio bokštu. Ta prasme, kad visi norėjo būti individualistai ir pasiekti viršūnę, pasiekti Dievą savarankiškai. Ir
galiausiai tai lėmė, kad žmonija tapo dar labiau susiskaldžiusi nei buvo anksčiau. Taigi jis tikisi, kad dirbtinio intelekto kompanijos ir vyriausybės sugebės sumažinti galios lygį. Kad tie keli žmonės viršuje turi galę ir kad jie sugebės jie pasidalinti su visais. Kas įdomu vis dėlto yra tai, kad jis daug dėmesio skiria dirbtinio intelekto naudojimui kare dabar. Tai jau buvo naudojama Gazoje ir Ukrainoje. Ir jo baimė dėl to yra ta, kad jei nedalyvauja žmonės, visi žmonės vietoje, tie, kurie yra taikiniai, tiesiog tampa statistika. O kai žmonės tampa statistika, o ne asmenybėmis, tai atima iš jų, kas juos daro žmonėmis. Dabar tai parodo, kur popiežius Leonas nori eiti su savo pontifikatu ir galbūt tai yra reikšminga, kad jis yra amerikietis. Dirbtinio intelekto lyderiai yra amerikiečiai ir tai galbūt gali būti vienas iš lūžio taškų, kaip jis tapo popiežiumi, kaip jis laimėjo konklavą. Tai yra spėlionės, tačiau nebejotina, kad dirbtinis intelektas yra svarbus katalikų bažnyčiai. Ir tai yra tai, ką popiežius Leonas norėjo iškelti į savo pontifikato priešakį. Dabar pereikime prie virusinių technologijų naujienų, nes nauja apklausa parodė, kad Z kartos susidomėjimas dirbtiniu intelektu per pastaruosius metus sumažėjo 14%. Tuo tarpu pyktis šių įvilgių išaugo. Taigi, kad tai paaiškinčiau, prie manęs prisijungė į 24 News anglų kalbos korespondentė Naudžodi Nicelovic. Džodi, kas paskatino šį nepasitenkinimą tarp jaunų žmonių? Nuolat girdime naujus įmonių pranešimus, kad jos prideda dirbtinį intelektą prie savo produktų. Jis kasdien vis labiau plinta. DI visur. Telefonuose, nešiojamosiuose kompiuteriuose, bet kur. Šiuo metu atrodo, kad jei pasirodo naujas šaldytuvas ir jame nėra dirbtinio intelekto, investuotojai pradeda nerimauti. Žmonės tiesiog klausia, kodėl DI yra visur. Atrodo, kad tai pernelyg išpūsta, žadami robotai asistentai. Bet dienos pabaigoje jie... Aš dažnai galiausiai imu ginčytis su kai kuriais iš šių pokalbių robotų, nes jie tiesiog negali padaryti to, ko jų prašai. Tad manau, kad šiuo metu mes labiau norėtume mygtuko leidžiančio DI išjungti, o ne pridėti. Taigi, šie Z kartos atstovai vyksta iš šiaurės į Pietų Korėją, kad užsidarytų taip, beformėse kalėjimuose. Tai irgi labai įdomu. Nes Google atstovas taip pat sakė kalbą universitete ir pasirodo tarp šių Z kartos atstovų jis buvo nušvilptas, kaip paminėjo DI. Taigi, tai tampa didelė problema tarp jaunesnės kartos. O dabar apie ES, nes jis siekia, kad baterijos būtų keičiamos. Taip, tai sugrįžimas, kurio niekas nesitikėjo, galiu įsivaizduoti. ES reguliuotojai skatina daugiau įmonių gaminti baterijas taip, kad vartotojams būtų lengviau jas pakeisti. Nenoriu, kad pasijaustumėte seni, bet prisiminkite, buvo toks laikas. Ačiū, Džodi. Nėra už ką. Tai visada geras būdas pradėti sakinį, taip? Buvo laikas, kai galėjai tiesiog atidaryti telefono galinę dalį ir pakeisti bateriją, jei ji pradėdavo šlubuoti. Dabar... Aš iš tikrųjų tai prisimenu, taip, tai buvo tie labai maži telefonai, be jokio interneto, juose buvo tik žaidimas gyvatėlė ir viskas, taip. Dabar pakeisti bateriją yra toks vargas, kad žmonės tiesiog mieliau perka visiškai naują telefoną. Todėl ES nori tai pakeisti ir padaryti taip, kad mums būtų lengviau naudotis savo įrenginiais dar ilgiau. Nereikėtų vargti keičiant baterijas ar perkant naujus telefonus. Bet ar tai tik dėl to, kad sunku pakeisti, ar ir dėl aplinkos, ar galbūt dėl to, kad yra kažkokia mikroschema? Kadangi tai yra ES, sakyčiau, kad tikriausiai yra didelis dėmesys aplinkosaugai. Tu visiškai teisi tikriausiai. Ir kalbant apie lustus, Nvidia taip pat pristatė naują lustą ir žinoma, jis susijęs su dirbtiniu intelektu. Žinoma, mes negalime... Z kartą susiburs. Jiems tai nepatinka, bet gerai, jie tai paleido. Taigi, mes pripratome, kad dirbtinis intelektas yra kažkur debesyje. Jūs užduodate klausimą ChatGPT, jis nukeliauja į kažkokį duomenų centrą ir grįžta su jūsų atsakymu. Taigi, Nvidia išleido arba ruošiasi išleisti kompiuterio lustą, kuris tiesiogiai įdedamas į jūsų kompiuterį
Ir tai yra įmontuotas dirbtinis intelektas. Jis turėtų būti tarsi asistentas. Jis padės jums su elektro laiškais, projektų valdymu, tvarkaraščių organizavimu ir panašiais dalykais. Tai tarsi visas asmeninis asistentas jūsų nešiojamajame kompiuteryje. Tačiau tada kyla klausimas, kaip tai veiks. Mano kompiuteriui sunku dirbti, jei Chrome naršyklėje atidaryta 20 kortelių. Dabar mano nešiojama kompiuteryje yra visa dirbtinio intelekto kompiuterinė sistema. Nežinau. Na, su ChatGPT yra tas pats, nes pavyzdžiui, jei ko nors paklausi, vis tiek užtrunka kelias sekundės, kol gauni atsakymą. Ypač jei padarai klaidą ar kažką ir nori paspausti dar kartą. Oho, tai užtrunka amžinybę. Tai taip keista, tai mane visiškai išgąsdina, labai erzina. Gerai, bet šis lustas bent jau žada tai daryti kitaip. Taip. Už labai didelę kainą įsivaizduoju, bet tai bus visiškai nepanašu į tai, ką iki šiol esame matę. Nuostabu. Na gerai, pamatysime, kaip viskas susiklostys, nes buvo ir žmonių, kurie tam priešinosi. Taigi pažiūrėkime, ar produktas tikrai yra toks, kokį jie žada. Džodi Nicelovic, I24 News, anglų kalbos korespondentė. Ačiū, kad šiandien buvote su manimi. Ačiū. Ir tai viskas, kam šiandien turime laiko. Aš esu jūsų vedėja Liund Blachmeier. Prisijunkite prie mūsų kitą savaitę naujame Innovation epizode. Ačiū, kad žiūrėjote ir linkiu jums puikios dienos, kad ir kur būtumėte. Iš Tel Avivo.